Ką tik praėjote karjeros akademijos seminarą, kaip jaučiatės? Vis geriau ir geriau. Ką galite pasakyti apie šitą metodiką? Na, apie techniką nežinau, man gal netai svarbu, man svarbiau buvo pasiekti mano rezultatą, sakykime, su kokio mintim aš čia atėjau ir kaip aš tą padariau, ką aš pasiekiau. O apie techniką tai tegul sprendžia specialistas, kiek jis panaudojo jos, kiek ne, bet aš rezultatu esu labai patenkinta. O kas pasikeitė per tas kelias valandas? Oi, nukeliavau į ateitį ir pamačiau save, kaip aš atrodysiu po 20 metų. Ir tai man labai patiko. Tiesiog, sakau, rezultatai pranoko lūkesčius, esu labai patenkinta. Tai sakėte, kad norit nuostabios karjeros ir kaip ta karjera ten ateityje atrodė? Super. Super. Taip, kaip įsivaizdavau, kad atrodys, taip ir atrodė. Taip, kaip įsivaizdavau, kad įgyvendinsiu, taip ir įgyvendinau. Aš pasiekiau karjerą, padariau tai, ką norėjau padaryti. O ir vaikus pamatėte užaugusius? Pamačiau užaugusius vaikus, taip pat padariusius karjerą, turinčius šeimas, stabilų gyvenimą, stabilias pajamas. Tiesiog, nuostabu, pabuvau ateity taip kaip šiandien mes galime matyti savo realybę, realiame gyvenime, taip aš pamačiau save realiame gyvenime, realybėje po 20 metų. O kaip taip įmanoma? Tai įmanoma, tai jūs turėtumėte tada lankyti karjeros akademiją. Tai ir bus įmanoma. O sakykite, įsitikinimai pasikeitė ar liko tokie patys? Aš įsivaizduoju, kad mūsų įsitikinimai ir tai yra vertybės, ar ne, tai jos keičiasi kartu su kažkuo nauju ateinančiu į mūsų gyvenimą, ar tai būtų finansai, ar mokslo, ar karjera, ar visa kita, ką mes jau įvardėjame tuo nauju. Tai mano vertybės, mano įsitikinimai išliko tie patys, bet tiesiog sustiprėjo galios, kurios padeda gyvendinti arba pasiekti tuos įsitikinimus, tas ir vertybės. Tai kaip suprantu, sakysim, pasitikėjimas savimi išaugo. Pasitikėjimas savimi išaugo. Aš įsitvirtino. Ne tai, kad paaugo, bet jis įsitvirtino. Jis tiesiog įsitvirtino. Aš tokį, nežinau, galiu pasakyti dalyką, yra labai svarbu, kadangi mes savo kūną treniruojam, nežinau, kas treniruoja, kas netreniruoja ar ne, bet, tarkim, norint turėti, kitaip pasakysiu, švarių lėkščių namie ar švarių indų, iš ko valgyti, ar ne, jos reikia plauti. Ir mes tai darom jau nemastydami, negalvodami, nespręsdami, tai daro vyrai, tai daro vaikai, tai daro moteris, jeigu nėra švarių lėkščių, ar ne? Ir mes negalvojam, kaip nuplauti indus, arba tas. Tiesiog nėra iš ko valgyti ir tu tai darai. Tai va, o šiuo atveju, sakykime, darbas su savo smegenim, darbas su mąstymu, darbas su protu, tai yra tai, kaip nešvarių lėkščių plovimas. Iš pradžių mes, kai būnam 4, 5, 6 metų, galbūt tai norim daryti, po to mums reikalingi įgūdžiai, mes po to tai darom savaime. Tai aš manau, kad protą lavinti, mąstymą nuolat krutinti, ne? Tai turėtų būti taip, kaip plauti indus. Tai turėtų būti labai paprasta. Labai reikalinga ir nuolat reikėtų mums tai daryti, kad tie įgūdžiai būtų kasdieniai. Tiesiog, kad susitaikytumėt su tuo darimu, su tuo ugdymu. Nes, kaip ir sakiau pradžioj, treniruoti raumenis, treniruoti savo kūną, norint jį turėti gražų, mes turim trenerį. Mes turim su kuo dirbam, ar ne? Mums sustato programas, dietologai, visa kita, ar ne? Tai va, taip kaip dietologas, taip kaip treneris kūnui, tai čia treneris protui ir mąstymui yra labai reikalingas. Tai aš įsivaizduoju, tai yra pats svarbiausias dalykas. Mes to anksčiau neturėjom. Mes mokytojus mokyklai turim tik, kad išmokytų mus, kada įvyko Žalgirio mūšis. Bet kad išmąstytume kažką, mes šito neturėjome, mes tiesiog esam kitokio kirpimo. Tai aš labai džiaugiuosi, kad
yra tokių žmonių, trenerių, kurie lavina mūsų mąstymą. Tai yra labai svarbu ir tai reikia ugdyti, tai reikia daryti nuolat. Į savaitę, į kelis kartus, į kas antrą, kas savaitę, nesvarbu, tai reikia dirbti su mąstymu, su protu, su ta vizualizacija. Palaipsniui susigulės tie įgūdžiai ir mes padarysim tai, ką norim. Sutrumpins laiką tiesiog. Puiku. O sakykit, kaip jūs galvojat, kaip jums seksis ateityje? Vis geriau ir geriau. Super. Kitaip ir negali būti. Nuolatos tobulės. Kaip jūs galvojat, kokie pirmieji veiksmai bus dabar artimiausiai ateityje? Tiesiog aš žinau, kam aš turiu paskambinti, ar ne, ir aš tai darysiu. Aš žinau, su kuo turiu susitikti ir ką veikti, aš tiesiog žinau, ką turiu daryti. Nes ten reikia pasiekti, ten reikia nueiti. Nereikia, aš noriu ten nueiti. O noriu paklausti, ką patartumėt žmonėm, kurie, galvoja dar, kad patys susitvarkys ir iš tikrųjų kaip tas sportininkas treniruojasi pats, ką galėtumėt pasakyti tokiems abejojantiems, kurie dar abejoja ateiti karjeros akademijos seminarą? Taip aš pasakysiu. Ko reikia abejoti? Ko? Žmogus pats sprendžia. Ar jam to reikia, ar jam to nereikia. Jeigu aš noriu eiti pirmin, jeigu aš noriu mokytis, jeigu aš noriu tobulėti, aš noriu kažko siekti, aš turiu ambicijų, aš turiu tikslų, reiškia, aš žinau, kad aš noriu atsidurti ten, tai aš tiesiog renkuosi įrankius. O tai yra mano įrankis, mano smegenims, mano protui lavinti. Aš pati taip nusprendžiau, aš to žinau, aš to noriu ir aš čia atėjau. Jeigu kažkas abejoja, vadinasi, jis, susikrovė pilną krūvą indų savo kriaukliai ir galvoja, neplauti, tai kokio velnio gaišti tą laiką atsistojus ir mąstyti. Ateik, išbandyk ir tada spręsk. Išbandyk kartą, išbandyk 2, išbandyk 5. Jeigu nepasiekiai rezultatų per metus, per 2, tai sakyk, ačiū, man tas neveiksminga. Atmesti iš anksto tai, ko nežinai, kaip Konfucijus sakė, tai yra pati didžiausia kvailystė. Tai kągi, ačiū. Matau, kad turite didelių ir ambicingų planų, tikslų ir linkiu didelės sėkmės. Šaunuolė. Ačiū.